Sveiki! Pastaruoju metu nemažai kalbama ir rašoma apie ilgaamžiškumą. Ir aplink mus vis daugiau ilgaamžių gyvena. Kai kurie iš jų gal net žiūri žilalaidę. Jau turbūt supratote, kad ilgaamžiškumas yra šios laidos tema. Aš, Rasa Pakalkienė, kalbėsiu kaip žurnalistė surinkusi informacijos, kurią noriu su jumis pasidalinti. Galima pajuokauti, kad jei būtų viena stebuklinga ilgaamžiškumo tabletė, ją jau seniai būtų išpirkę senjorai. Deja, gydytojai vis išrašo tą patį receptą. Daugiau judėti, sveikiau valgyti, nepamiršti artimųjų, draugų, tai yra bendrauti. Apie tai šiandien ir kalbėsiu. Taip, jūs žiūrite žilalaidę, spauskite patinka, dalinkitės, prenumeruokite, jei kartais to dar nepadarėte. O dabar pakalbėsime apie ilgaamžius, kurių yra aplinkui, ne tik mano, bet ko gero ir jūsų aplinkoje. Turbūt žinote, kad Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui šių metų lapkričio mėnesį sukanka 100 metų. Turėti 100-metį prezidentą jau baigusi kadenciją geras rodiklis mūsų valstybei, nors, kaip žinome, dalį gyvenimo jis gyveno Jungtinėse Amerikos valstijose. Lietuvoje 2 kadencijas vadovaudamas mūsų šaliai, Valdas Adamkus keliskart per savaitę jau 6 val. Ryto plaukiodavo baseine ir yra sakęs, kad tai jam buvo gera terapija. Beje, mano aplinkoje yra žmonių, kurie mėgsta plaukti baseine. Tai labai geras dalykas, kaip akivaizdu. O štai Vilniečių 3 amžiaus universitete, kuriam ir aš priklausau, vyriausiai lankytojai Vilijai Jurėnienei jau yra 100 metų. Ir įsivaizduokite savo, įlanko paskaitas, kartas nuo karto apie jas įdomiai parašo, be to rašo puikias knygas, kurios tikrai verto skaityti. Ji tai gali daryti, nes turi puikią atmintį. Galima sakyti, kad ji pastoviai daro proto mankštą. Be to, dar viena puikia žinia, vienos kolegės mama iš mūsų universiteto neseniai sukako net 105 metai. Beje, kaip žinia, tai gali lemti ne tik gyvenimo būdas, bet ir genai. Taigi gyventi ilgai yra realu ir apskritai gyvenimo trukmė vis ilgėja, kaip žinote, apie tai skelbia statistika. Tai kas yra ilgaamžiškumas ir kaip jo siekti? Radau tokį apibrėžimą. Ilgaamžiškumas, angliškai longevity, jaunimas mėgsta būtent angliškai šį žodį vartoti. Tai ne tik ilga gyvenimo trukmė, bet ir gebėjimas išlaikyti aktyvę, sveiką bei harmoningą kasdienybę. Tai pasiekiama nuosekliais kasdieniais įpročiais, subalansuota mityba, fiziniu aktyvumu, kokybišku miegu ir streso valdymu. Kalbant apie ilgaamžiškumą, dažnai skiriamos 2 tokios sąvokos. Gyvenimo trukmė, tai yra kiek metų žmogus išgyvena, bet tai yra ne viskas. Kitas labai svarbus dalykas yra sveiko gyvenimo trukmė. Tai yra kiek metų žmogus gyvena be rimtų ligų ir didelių sveikatos problemų ir sukeliamų apribojimų. Todėl, kalbant apie ilgaamžiškumą, šiandien vis labiau pabrėžiama ne vien tai, kaip ilgai žmogus gyvena, bet ir tai, kiek kokybiškai nugyvena tuos metus. Aš apie tai pakalbėsiu kiek vėliau šioje laidoje. O dabar noriu prisiminti, kad 3 amžiaus universitete pavasarį buvau profesoriaus Domanto Jasilionio paskaitoje apie sveikatingumą ir ilgaamžiškumą. Vienas įdomiausių dalykų, kuriuos senjorai sužinojo per paskaitą, kad pagal statistiką akademinės bendruomenės nariai
vidutiniškai gyvena ilgiau negu mažesnį išsilavinimą turinti žmonės. Ir tai, kad kuo žemesnis žmonių išsilavinimas, tuo vidutinio gyvenimo trukmė trumpesnė. Įsivaizduojate, tai koreliuoja. Kuo turi aukštesnį išsilavinimą, tuo tikimybė, kad gyvensi ilgiau, yra didesnė. Kuo žemesnis išsilavinimas, tuo tikimybė, kad gyvensi trumpiau, irgi yra didesnė. Per paskaitą beje buvo įvardyti pasaulio ilgaamžiai, apie kuriuos aš jums dabar čia trumpai papasakosiu. Ilgiausiai gyvenęs pasaulyje žmogus buvo moteris Jean-Louis Calment iš Prancūzijos. Ji gimė 1875 m. vasario 21 d., o mirė 1997 m. rugpjūčio 4. Tad pragyveno net 122 metus ir 164 dienas. Šiuo metu ilgiausiai gyvenantis pasaulyje žmogus yra Ethel May Caterman iš Jungtinės karalystės. Ji gimė 1909 m. rugpjūčio 21 d. Beje, tai mano gimtadienis tą dieną. Tad jos amžius šiuo metu yra 116 metų. O internete radau, kad oficialiai ilgiausiai gyvenęs žmogus Lietuvoje buvo šiaulietė Eufemija Emilija Daukšaitė Krištopaitienė. Jos gimimo data 1902 m. spalio 2 diena, mirties data 2014 m. kovo 14 diena. Gyvenimo trukmė tad buvo 111 metų, 5 mėnesiai ir 2 dienos. Šis pasiekimas yra įrašytas į Lietuvos rekordų knygą ir informaciją apie tai galima rasti Wikipedijoje. Beje, kalbant apie šimtamečius, apie kuriuos mes dabar čia kalbame pirmoje laidos dalyje, kaip šių metų vasario mėnesį rašė LRT LT, naujausias registrų centro duomenimis Lietuvoje šiuo metu gyvena 428 šimtamečiai. Tai yra turintis 100 metų ir daugiau. Šioje amžiaus grupėje labai ryškus atotrūkis tarp lyčių, nes 100 ir daugiau metų turinčių moterų yra 368, o vyrų 60. Čia galbūt kada nors būtų verta apie tai pakalbėti atskira tema, apie moterų ir vyrų gyvenimo būdą ir gyvenimo trukmę. Galbūt mes pasikviesime ką nors į svečius tokiai laidai. Toje pačioje publikacijoje LRT kalbėjosi su Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslininkė Miglė Tomkuvienė. Ir jis sakė, gali būti, kad ilgaamžiškumą lemia ne tik paveldimi genai, bet ir išmoktas gyvenimo būdas. Tokie dalykai kaip judėjimas, maistas, miegas, gera psichologinė sveikata yra sveikos gyvensenos kertiniai akmenys. Dar kodėl norėjau kalbėti apie ilgaamžiškumą? Todėl, kad pastaruoju metu pasidarė madinga daryti ilgaamžiškumo tyrimus. Kai apie jos Facebook'e parašė vienas žinomas žmogus, į tai reagavo gydytojai turintys daug sekėjų tame pačiame Facebook'e. Jie išsakė požiūrį, kad tokie tyrimai nėra labai prasmingi, nes tai gali būti tiesiog labai brangus dalykas ir tai gali būti rinkodaros triukas. Norėčiau pacituoti kai kuriuos medikus, tiksliau cituosiu vieną mediką ir po to papasakosiu, ką apie ilgaamžiškumą ir sveiką gyvenseną kalba žinomas mokslininkas. Gydytojas rezidentas Tadas Alčiauskas, Facebook'e beje turintis populiarų puslapį Felčeris Lionė. Tai gaila, kad šiuo metu nustojo tą puslapį vesti, bet gal dar sugrįž. Jisai reagavo į tą istoriją
įrašų ir to įrašo pabaigoje pataria, kad galėtumėte rūpinti savo sveikata, gyventi ilgiau ir kokybiškiau, yra sudarytos ilgamečiais tyrimais ir ekspertų patirtimi grįstos profilaktikos programos. Širdies, kraujagyslių ligų, storosios žarnos vėžio, gimdos kaklelio, krūties vėžio, prostatos vėžio. Būkite geri, pasiskaitykite. Į Google užtenka įvesti profilaktinės sveikatos programos ir jums parodys, kam, kada ir kokie tyrimai priklauso. Nemokamai, be stebuklingų eliksyrų, be stebuklingų tyrimų. Taip teigia gydytojas Tadas Alčauskas. Beje, aš irgi atlieku tos tyrimus, kai mane pakviečia į polikliniką, nes tai iš tikrųjų yra labai gerai, tikiuosi jūs irgi tai padarote. O sporto ir sveikatos mokslo profesorius Albertas Skurvydas socialinėme tinkle Facebook rašantis sveikos gyvensenos ir ilgamžiškumo temomis teigia, mokslas rodo, kad didžiausia poveikį sveikatai, gyvenimo kokybė ir ilgamžiškumui turi palyginti nedidelis skaičius kasdienių įpročių. Kai kurios perskaitysite, o viską galite rasti Alberto Skurvydo Facebooko paskyroje, kurią irgi rekomenduoju sekti, nes ten apskritai šis mokslininkas rašo labai daug naudingų dalykų apie sveikatą. Būna, kad patiriame stresą. Todėl svarbu išmokti po streso grįžti pusiausvyrą. Tam gali padėti lėtas kvėpavimas, meditacija, malda, pasivaikščiojimas gamtoje, muzika ar ramus pokalbis su artimu žmogumi. Na, tarkime, man tokiais atvejais padeda šiek tiek kiti dalykai. Padeda greitas vaikščiojimas, išeiti ir prasinešti su vėju, arba atpalaiduoja kriminalinio serialo žiūrėjimas. Na, bet čia yra kaip kam. Tai čia kiekvienas pasirenka pagal save. Dar vienas punktas, kurį mini mokslininkas, tai svarbu puoselėti artimus santykius. Jisai teigia, kad vienatvė sendina, o artumas jaunina. Žmonės, kurie turi stiprius ryšius su šeima, draugais ar bendruomenė, paprastai gyvena ilgiau ir jaučiasi laimingesni. Atkreipkite dėmesį šį punktą. Dar vienas punktas yra nuolat mokytis. Stengtis išmokti ką nors naujo, tai gali būti užsienio kalba, modernios technologijos ar koks nors pomėgis. Mokymasis palaiko smegenų plastiškumą ir padeda ilgiau išsaugoti pažintines funkcijas. Čia irgi norėčiau pasakyti apie save, kad aš mokausi anglų kalbos ir šiek tiek vokiečių, tai yra savotiška proto mankšta, o mano pomėgis, kaip jau nekartą minėjau, yra fotografija, kai nuolat tenka gilinti žinias, kaip fotografuoti ir kaip po to redaguoti nuotraukas programomis Lightroom ir Photoshop, kadangi jos yra nuolat atnaujinamos, be to tai yra tokios sudėtingos programos, plačios ir gilios, kad visada yra ką išmokti, negali žinoti visko. Tai vat, jeigu jūs turite pomėgį, apie pomėgius irgi skirsime vieną laidą, tai yra labai gerai. Toliau. Reguliariai tikrinti svarbiausius sveikatos rodiklius pataria mokslininkas. Net ir gerai besijaučiant verta bent kartą per metus pasitikrinti kraujospūdį, gliukozės kiekį kraujyje, lipidus ir taip toliau. Aš pati, kaip sakiau, dalyvauju prevencinėse programuose, kai patikrą skiria poliklinika. Kartą per metus darau kraujo tyrimą, stebiu cholesterolį, kartas nuo karto matuoju kraujo spaudimą. Na, tai yra šiek tiek irgi prisižiūriu. Galbūt jūs prisižiūrite daugiau, tai yra geras dalykas. Dar svarbu yra turėti gyvenimo prasmę. Žmogui svarbu žinoti, kodėl jis keliasi ryte, kam yra reikalingas, ką nori sukurti ar perduoti kitiems, ką norėtų palikti po savęs. Manau, kad čia labai svarbus
punktas, kuris motyvuoja daryti visą kitą, ką aš jau perskaičiau ir išvardėjau prieš tai. O dar noriu pasakyti, kad ilgaamžiškumas tai yra ne tik ilgai gyventi, bet kuo ilgiau išlikti savo gyvenimo vairuotoju, o ne keleiviu. Supratote, ką turiu galvoje. Tai yra savarankiškai gyventi. Tada, kai atsikėlęs iš ryto galvoju, ne oi, kiek man metų, bet galvoju kitaip, na, ką šiandien nuveikus. Taigi, tokiais žodžiais baigiu šios dienos laidą, o jūsų prašau komentaruose rašyti, kągi jūs laiko čia svarbiausia ilgo gyvenimo paslaptimi, koks yra pats svarbiausias dalykas. Ir gal jūsų šeimoje yra ilgaamžių, apie tai papasakokite. Taigi, jūs žiūrėjote Žilalaidę, gyvenkite ilgai ir sveikai. Iki kitų susitikimų.